Kvantinės sąmonės veikimo metodika audio failas gidas. Pirmas etapas – pasiruošimas meditacijai. Pasiruošimo etapas dažniausiai reikalingas ilgesnis. Jis nuramina protą ir atpalaiduoja kūną, kad darbas vyktų iš gilesnio suvokimo. Atsisėsk patogiai. Stabili laisva sėdėjimo pozicija padeda kūnui atsipalaiduoti. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Kartok dar kartą ir dar kartą. Gilus kvėpavimas perjungia nervų sistemą į ramybės režimą. Pastebėk kūną, kaip jaučiasi pečiai. Leisk jiems nusileisti. Kaip jaučiasi rankos. Leisk joms atsipalaiduoti. Kaip jaučiasi kojos. Leisk ir joms ilsėtis. Pereik dėmesiu per visą savo fizinį kūną, nuo viršugalvio iki kojų pirštų. Visoms kūno dalims leisk atsipalaiduoti ir ilsėtis. Fizinio kūno ramybė palengvina perėjimą į subtilias būsenas. Pastebėk savo mintis. Pastebėk, kiek jos išsiplėtė erdvėje. Dabar švelniai, tarsi už kraštų, sutrauk jas į mažą skaidrų taškiuką smegenų centre. Jei vėl iškils dienos mintis, tiesiog vėl ir vėl su lengvumu, švelniai, grąžink jas į tą skaidrų, šviesų taškiuką smegenų centre. Šie veiksmai fokusuoja telktis į savo vidinį gylį ir palieku aktyvų proto gebėjimą viską sekti, fiksuoti. Duok savo laiko tiek, kiek tau reikės, kol pajausi, kad esi ramus, atsipalaidavęs, tada gali judėti toliau. Antras etapas – kelionė į kvantinę sąmonę. Pagrindinė taisyklė – keliaujame per išreikštą, sąmoningą intenciją. Jei kyla klausimas, ar keliauju teisingai, prisimink, tavo išreikšta intencija pati žino kryptį. Pasitikėjimas išreikšta intencija atpalaiduoja norą kontrolės ir leidžia procesui sklandžiai vykti tiesiog savaime. Pasitikėk. Švelniai paleisk pastangas, norus, lūkesčius. Lik tik tyrume. Tyrumas – vienintelė būsena, kuri būtina, kad patektum į kvantinę sąmonę. Patikrink būseną, ar šią akimirką gali leisti savo būti tyras lik krištolas. Tyrumą lengviausia pasiekti, kai sąmoningai stoji prieš kūrėją tarsi nuogas, su visu tuo, kas esi išorėje ir vidumi. Priimk save pilnai, prisimindamas, jog kūrėjas mato kiekvieną tavo sluoksnį. Būtent šis atvirumas ir yra tikrasis tyrumas. Aš sutinku būti matomas toks, koks esu. Tavo apsisprendimas pats padės skleistis tau, tereikia likti atviram kūrėjo akivaizdoje.
Leisk tyrumui persmelkti kiekvieną tavo būties sluoksnį. Pasirink šiuo metu būti tyrume. Jei jau jautiesi esantis tyrume, išreikšk ketinimą susijungti su savo didžiąja sąmone. Didžioji sąmonė tiltas į dar gilesnius sluoksnius. Pajausk, kaip tau jaučiasi didžioji sąmonė. Pastebėk ją. Iš didžiosios sąmonės formuok naują intenciją. Renkuosi keliauti į kvantinę sąmonę. Stebėk, ar pasikeičia būsena. Leisk smalsumui tyrinėti be vertinimo. Trečias etapas – kūryba kvantinėje sąmonėje. Kai intencija ir apsisprendimas tave jau nuvedė į kvantinę sąmonę, ten ištark vėl sąmoningą sprendimą. Aš esu sąmonė. Leisk vykti perėjimui iš aš esu žmogus į aš esu sąmonė. Kvantinėme lauke kartu su kitomis sąmonėmis tu gali kurti tik ir pats būdamas sąmonė. Žmogus ten galėtų būti tik stebėtojas. Jeigu kyla abejonių, ar tinkamai apsisprendi, palygink dvi frazes. Aš esu žmogus, kaip tai tau jaučiasi. Aš esu sąmonė, kaip tai tau jaučiasi. Pajausk skirtumą ir lik prie pasirinkimo aš esu sąmonė. Kai jau pasirinkai, kad tu esi sąmonė, per intenciją keliauk į kvantinės sąmonės kūrybos lauką. Čia yra visi įmanomi variantai ir modeliai. Ar gali ten keliauti tarsi smalsus vaikas žaidimo aikštelėje? Arba tyrinėtojas, einantis į laboratoriją maišyti naujas mikstūras? Pasilik žaismingumo, lengvumo, smalsumo būsenose. Žaismingumas mažina įtampą, jame tirpsta apsiribojimai ir plečiasi gebėjimas užčiuopti naujas galimybes. Įeik į kvantinį lauką be poreikio, tik iš savo tyros intencijos pažinti, tyrinėti. Kai jau esi kvantinėje sąmonėje, suformuluok mintį ar klausimą, gal idėją. Šią mintį kvantinėme lauke paanalizuosi, patyrinėsi kartu su kitomis sąmonėmis. Pirmiausia, apsispręsk, kokio tipo mintį kelsi. A. Dar nežinai, ką kurti kvantinėje sąmonėje. Kviesi išsigryninti idėjas. Ir B. Jau žinai, ką nori kurti, ieškai, kaip geriausiai tai įgyvendinti. Jei A. Dar nežinai, ką kurti, leisk būti viskam, kas ateina. Ar tai vaizdinys, ar pojūtis, ar mintis, tiesiog leisk būti viskam. Tai tikimybių laukas, kuriame tavo sąmonė žaidžia su kitomis sąmonėmis ir jos tau siūlo pačius geriausius variantus, būdus, mintis ir idėjas. Žaisk, tyrinėk, bandyk,
Tavo žaismingumo, smalsumo ir lengvumo būsenos kuria. Būk šioje erdvėje tiek, kiek tau norėsis. Čia ir dabar. Tiesiog leisk viskam vykti. Fiksuok mintį, būseną, viskas, kas jaučiasi ir kaip jaučiasi. Jei variantas B, jei jau žinai, ką kuri, tačiau nori pasitikrinti, paanalizuoti, kaip tavo kūryba gali skleistis per kvantinę sąmonę. Suformuok mintį, aš esu realybėje, kur, čia įterpk savo, mano etapas, rezultatas, jau įvyko pačiu geriausiu, harmoningiausiu būdu man ir visiems dalyvaujantiems. Įsivardink aiškiai savo etapą ir situaciją, apie kuriuos klausi. Dar kartą pakartoju klausimą. Įsivardink ten sau aktualius patikslinimus. Klausimas. Ar galiu dabar atsirasti realybėje, kur mano etapas, rezultatas jau įvyko pačiu geriausiu, harmoningiausiu būdu man ir visiems dalyvaujantiems. Jau įvyko. Leisk atsakymui formuotis kvantinėje erdvėje pačiam. Visiškai pasiduok procesui ir stebėk. Pajausk save tame laiko ir erdvės taške, kur tai, ko klausei, jau įvyko, pačiu geriausiu ir harmoningiausiu būdu tau ir visiems dalyvaujantiems. Ar esi tame taške? Keliauk su intencija į jį. Su smalsumu, lengvumu stebėk viską aplinkui. Perkelus save į šią pačiu harmoningiausiu būdu jau susikloščiusią realybę, pastebėk, kaip ten jautiesi. Pastebėk save, ką šiame taške tu jauti. Įsivardink. Duok sau laiko. Pastebėk save, ką šiame taške tu galvoji. Kokios ten tavo mintis? Duok sau laiko pastebėti. Pastebėk save, ką šiame taške tu veiki. Kokie ten tavo veiksmai? Duok sau laiko tai pastebėti. Dabar šiame baigtiniame taške pastebėk kitus. Kaip atrodo kiti žmonės? Kaip jie jaučiasi šiame taške? Ką jie veikia? Ką jie kalba? Pastebėk. Duok sau laiko tai išjausti, užfiksuoti. Kuo aiškiau pajusi galutinį rezultatą, tuo lengviau jį įmaterinsi grįžęs į kasdienybę. Dabar užfiksuok kelias svarbiausias būsenas, kurios jaučiasi šiame baigtiniame taške. Gal tai pasitenkinimas, džiugesys, ramybė, gal užfiksuok savas būsenas ir jas atsimink. Pajaus, kaip tavo mintis skleidžiasi tikimybių lauke, kaip tavo mintis artėja prie tavęs. Kaip savo mintį jauti dabar,
Pajausk, įvardink. O gal žinai, kokių sąmonių tavo mintis palaikoma? Žinai, puiku, nežinai, puiku. Neskubėk, tiesiog leisk viskam būti vientisume, lengvame, aiškiame ir ramiame vientisume. Pajausk, kaip kūrėjas leidžia šiai minčiai priartėti dar arčiau prie tavęs. Ketvirtas etapas – kūryba materijoje. Šis etapas jungia kvantinę kūrybą su konkrečiu veiksmu ir galiniu įsimaterinimu fizinėme pasaulyje. Užfiksuok savo klausimą. Kokios galimybės man atsiveria dabar? Kokį vieną aiškų veiksmą galiu atlikti artimiausiu metu, kad mano matytas rezultatas kvantinėje sąmonėje pradėtų materializuotis. Dėmesys vienam žingsniui kuria aiškumą ir lengvumą. Dar kartą pakartoju klausimą. Kokį vieną aiškų veiksmą galiu atlikti artimiausiu metu, kad mano matytas rezultatas kvantinėje sąmonėje pradėtų materializuotis? Leisk atsakymui ateiti. Stebėk vaizdą, mintį ar kūno impulsą. Tai gali būti ir keli veiksmai. Stebėk ir klausk tol, kol suvoksi nors vieną konkretų veiksmą. Ką gali padaryti artimiausiu metu, kad tavo susimodeliuotas kvantinėje sąmonėje variantas materializuotųsi? Kai suvoksi konkretų nors vieną veiksmą, apsispręsk jį atlikti. Apsispręsk. Taip, imuosi šio veiksmo. Sprendimas užfiksuoja pasirinkimą ir paleidžia energiją iš kvantinės sąmonės judėti link materijos. Padaręs apsisprendimą, po truputį grįžk į savo fizinį kūną, prisimink, kad tu jau pakitai, tu grįžti su naujais pojūčiais, mintimis, idėjomis. Leisk joms būti su tavimi ir veikti drauge. Švelniai pajudink pirštus, rankas, kojas. Įkvėpk, iškvėpk. Kai būsi pasiruošęs, atsimerk. Fiziniai judesiai žemina, tai svarbu prieš pradedant veiksmus. Nuspręsk, kada imsiesi pažado, kurį įtvirtinai galimybių lauke ir įgyvendink jį iki galo materijoje. Vykdydamas veiksmus nuolat palaikyk vidinės būsenas, kurias jutai kvantinėme lauke, kai regėjai idealiai susikloščiusi galutinį variantą. Veik dienoje iš užfiksuotos kvantinėje sąmonėje būsenos. Veik kiekvieną dieną jausdamas kvantinėje sąmonėje užfiksuotą būseną. Kiekvieno veiksmo metu pasitikrink, ar vis dar jaučiu tą pačią būseną, kuri buvo kvantinėje sąmonėje, tame galiniame variante. Jei matai, kad būsena išblėso, trumpai grįžk į savo vidų. Susigrąžink išjaustą būseną ir veik toliau. Kvantinėje sąmonėje užfiksuotas jausmas yra tarsi magnetas. Kuo dažniau veiksi iš šios vibracijos, tuo sparčiau tavo kvantinis variantas taps fizinę realybę. Meditacija baigta.